kad jau metas žemę kultivuoti, tai jau man pasako, ne paukščiai, ne vėjas, ne saulė, o kaimynai su traktoriais, kurie jau pradėjo zuiti ir arti savo rimus. Taip. Ir aš pradėjau su praeitoj serijai, rodžiau, kaip patrešiau šiltnamį, kurį šį rytą paėmiau ir perkasiau rankytėmis, aišku, rankytėmis. Kaimo aerobika pati geriausia. O dabar draugų išmeštas avių mėšlas pasitarnau šiam daržai. Daržą truputį trumpinsiu, nes po medžiu tai pastebėjau jau per keletą tų metų, labai prastas čia derlius ir nėra ko čia plėšikauti. Tiesiog paliksiu mažesnį ir man užtenka visko, ko man reikia ir mano svečiams tikrai užsiauginu. Tai ką, šnekoms, kiekvieną, kaip pavasarį, rudenį, judesys su motobloku ir freza. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. Va taip, permaišai visą tą gėrį su žeme, kad toliau vyktų irimo procesas, medžiagų atidavimas žemei. O vis tiek čia šiemet bus bulvės, tai dar prieš sodinimą reikės dar kartą pakedent, kad, kaip sakant, atsirastų dar puresnė žemė. Bet dabar manau, kad pirmai pradžiai pakankamai neblogai su ta freza paėjo. Na, gal nežinau, gal dar ratą kvadratą 8-9 prasuksiu. O dėmesys turbūt bus į virtuvės daržą, kuriame jau reikia įvairių dalykų pradėti ruoštis sodinti, nes visi norim tų skanėstų ir gerųjų vitaminų ir taip toliau. Kaip užsiminiau, šiltnamės irgi jau tuoj bus uždengtas ir ruošiamasi sodinimui. Na ką, ratai kvadratai toliau sukami dar čia, ten ir ten. Oi, pavasarinis judesys labai geras, nes ir šlapia, ir kakta, ir nugara, ir aš turbūt, kad ne vieną kartą esu kalbėjęs apie tai, kaip yra svarbu ekologiškai kultivuoti žemę, nes tai pirmiausia labai pasimato ant galutinio derliaus, nes ir tos pačios bulvės, kaip pavyzdys, tos bulvės, kurios pats užsiauginau, gal jos ne pačios didžiausios ir dėl to, kad nešeriamos trąšomis. Bet jos laikosi kuo puikiausiai per žiemą, o pirktinės net sakyčiau, gal 65-70% net neišsilaikė per žiemą. Na, aišku, gal ir šalta buvo, bet vis tiek aš juk apkloju tai panašiai. Bet filosofiškai galvojant, juk mes iš dulkės atėję, ta prasme kas, mes žemės dulkė esam ir maitinamės irgi, juk tai kiekvienas augalas yra mineralų ir organinių medžiagų toksai junginys, vienoks ar kitoks, pagal savo tą prigimtį. Ir kuo jisai maitinasi tą organiką, kuo jisai arčiau savo tikrumo, o kada yra forsuojamas per trąšas, tai atitinkamai viskas kinta ir tai mes valgom ir atitinkamai keičia mūsų kūnus ir įtakoja visam kitam. Bet aš jau apie tai esu turbūt daug kartų šnekėjęs, o dabar noriu grįžti prie savo aerobikos, tiesiog turėkit omeny, ką dedat į savo burną ir kaip rūpinate savo daržais. You'll never last alone.
Vakar iškultivavo žemę, bruzdesys aplinkui nesibaigė. Kelininkai galutinai nukasa išplatintas sankryžas, nes pasirodo daugiau čia, bent jau tais keliais čia aplink mane nebeveš jėgainių dalių, todėl sugrąžina kelius į standartinius kelius ir sankryžas į standartinius dydžius. O pas mane atvyko pirmoji šiemet wooferė prancūzaitė. Ir keliom dienom, labai trumpai, bet ji jau daro didelius pokyčius. Praeitą seriją užsiminiau, kaip ruošiu dažus bičių nameliui ir dabar ji ėmėsi jo užgruntavimo, sakykime, tokio pirmojo sluoksnio. Ir mes jau puikiai matom, kaip namelis patamsėja ir dar truputį matosi atviro ploto. O čia ji. Hello! Hello! You look beautiful. How do you feel on this ladder? Well, it's a bit of a hard work, I must say. But it's okay, it's fun. It's village aerobics, isn't it? It is what, sorry? Village aerobics. Yeah. My question would be, as I usually ask all my woofers, why do you choose this way of traveling? Well, for me, it gives the privilege to really discover the inside of the country and to talk with locals, have really interesting experiences, and also, of course, learn new skills. So this is not something that you usually do in your life. Painting houses, no. But what are you doing in life? I'm a student. What kind of a student? For political science. Wow, this is ecological politics at my place. Yes, it's interesting also for politics. Right. And how do you find this place? Do you learn some new skills except painting? Yeah, sure. Especially with the sheeps, I can learn a lot because I have never worked with sheeps. And also it's interesting to see how big of a project this is. Yeah, and you've probably been traveling as a woofer in other places. In Latvia, for instance. Wow. Where else? And also Croatia, I like a lot, and Hungary. Wow. So you've seen quite a bit of similar farms or projects. Well, every project is really different in woofing. You can have each time really different experiences. And what's your next plan? For the travel? Yeah, for woofing. For woofing, I still don't know, but for traveling, I will for sure go to Vilnius to visit a bit. Lovely. So I will not disturb. I will say thank you for your efforts and energy and a good change of the bee house. Thank you. Taip, tai va, taip kinta spalva bičių namelio, pigmentas palengva suteikia medžiui spalvą, bet ji nebus taip, kad geltonas, kaip sakiau. Nes aš truputį pasižiūrėjau, kaip mano antrosios gimtinės Danų viena kompanija, bet jie taip jau, sakykime, ne tai, kad dirba su savų aliejinių dažų gamyba, bet senoviškai, būtent tik tai su linų sėmenų aliejumi. Bet jie daro dažus pagrinde tokius dažnai permatomus. Ir tam, kad išlaikyti medžio struktūrą, ir man ta idėja labai patiko, todėl aš irgi pasidomėjau, kaip ten kas ten. Ir turbūt, kad, aišku, po 3 kartų dažymo įgaus labiau vientisumo. Dabar kaip tas pirminis sluoksnis yra dar jisai toksai
labai smarkiai persišvečiantis, bet po to gal mažiau persišves. O žiema čia pas mane šitame gale kiemo daro savo. Čia visada būna šlapynė, tokia šlapia. Ir įdomiausia tai, kad polius kažkodėl tai pradėjo labai smarkiai trupėti. Aš pastačiau vat jį namelį ant damkrato ir kągi, reikia gelbėti ir namelį, ir polių. Tai vėl ekstra darbo. Ir kągi, tikslas dabar yra tiesiog atsikasti patį polių, kiek įmanoma daugiau. Ir reikės suruošti tokį vėl naują, platesnį gerokai vamzdį. Ir į betoną turbūt, kad reikia gerokai įpilti skysto stiklą, kuris gerai apsaugo betoną nuo drėgmės ir sustiprina jo tvirtumą. Padaro jį gerokai tvirtesnį. Nes, drėgmė, tai aš įtariu, kad vis tiek jinai ėjo, o čia šlapia, va, matosi, kiek žengi, kaip ir rudenį, kada mes čia su Dagu apkalinėjom fasadą, tai irgi čia klampojom, nors kitur dar nereikėjo klampoti, bet čia visala yra labai šlapia. Tai, turiu tokį kampelį šlapę ir ką darysi. Tai susadinau putinus, ne tai, kad susadinau, pasiėmiau, turiu porą krūmelių, prisipjaušiau šakų ir sukišau, o putinai mėgsta drėgmę ir turbūt, kad jie čia truputį tos drėgmės surinks, nes jau ten gluosnio ar karklų tai tikrai nenoriu, o putinai savo uogom labai sveikos ir labai skanios, tad tikėkime, kad čia užaugs krūmai pakankamai greitai. Tad dabar prie to ne pačio maloniausio, bet labai svarbaus darbelio – poliaus pertvarkymą. Kai prieisiu prie konkretaus jau vaizdelio, tikrai pasidalinsiu ir parodysiu, koks sekantis žingsnis. Namelis vis geltonesnis ir geltonesnis tampa, o su polium iššūkį didėja. Aš čia vėl spėjau išminti tešlynę, lygiai taip pat kaip mes su Dagu rudenį buvom išminę. Ir kągi, iškasiau, ištraukiau senąjį polių. Ir reikalas tas, kad kaip mes liejom, turbūt šitame, kai liejom į tūtas, gal šitą mažiausiai su plaktuku suvibravome tam, kad išeitų iš betono oras. Ir keliose vietose matosi pakankamai byra ir tai reiškia, porėtumas buvo gerokai didesnis negu gali būti technologiškai. Tai reiškia, kad drėgmė įsiskverbė, šaltis savo padarė ir pradėjo taip va trupėti, kaip jau rodžiau. Tai kągi, iškasęs duobę, dar vandens tiek nebuvo. Primečiau visokių senų betono luitų, kurių tikrai dar yra nuo statybų pas mane čia ištraukta iš visokiausių pakampių. Tada atnešiau tokį platų, netgi matosi, per visas duobės plotę. Kol nuėjom mes papietavom, grįžtam, čia baseinas visas. Ir vėlgi reikia keisti strategiją, negali tiesiog į vandenį, gal ten kaip mes rudenį liejom pakopėlių pamatukus, kurie irgi tenais gal kokį 70 cm dar žemėje yra, bet tai tik pakopėlė, o čia vis tiek namas, koks čia namas, čia ne 5 aukštis, čia su paprastu 3,5 tonų dankratų keliai ir jis net nevargdamas. Tai va, ilgos mintis, ilgai čia dūmojau ir priejau išvados, kad dar turiu irgi senų tokių vartų ar tvorų, kaip čia pavadinti, ne poliai, bet
pamiršau ant liežuvio galo. Stulpeliai, taip. Stulpeliai. Ir jie buvo, aišku, gerokai ilgesni, ilgiuosius. Aš esu panaudojęs šilumos siurblį, kurį netgi 1,80 m įleidom ir tik virš žemės gal tik 40. Tai jau ten niekas nesikilnoja. Bet čia priėjau išvados, kad neliesiu pamato, o tiesiog su tokiais vat plačiais, kad jie nesmuktų. Tai vat, kaip sakiau, ten smulkesni suėjo. Dabar vat vienas didelis platus, kitas platus ir po to mažesnis dar atsirems į tą balkį ir kaip sluoksniuotą pyragą. Aš dėliosiu, truputį pakelsiu namelį vos aukštėliau negu man reikia ir kad jis užsėstų ir įsispaustų į tą, tai niurką dėtų į baseiną, į kūdrą. Bandom ir bus matyti, kas čia iš to gausis. Bet aš manau, kad tai yra ta strategija, nes kitaip čia tik tai melioratorius kviesti ir kažką čia nukasinėti. Bet čia jau turbūt projektas ateičiai, bet šiaip čia iki birželio išdžiūna. Bet va, pavasarį būna šliunkė. Taip jau yra, nes nuo viršaus ateina visas vanduo ir jis čia taip nuteka į Vilkę. Taip jau gamtos čia surėdyta ir nieko prieš gamtą nepapūsi. Tad laviruojam ir parodysiu be abejo galutinį rezultatą. Turint tokį išskirtinį atvejį, tai galutinio varianto dabar negali daryti. Taip. Pridėta tenais luitų, padėjau akmenį daugmaž ir dar teko tokių galvanizuoto metalo storų plokštelių nuo vėjo jėgainių statybos, kai praeitais metais čia gavau tiesiai iš statybų aikštelės, tai įsivaizduokit, atitinkamo stiprumo reikalai. Vienok. Kaip sakiau, negaliu aš dabar galutinio užtvirtinimo tokio laikyti, tiesiog dabar duosiu, nežinau, gal metus taip pastovėti, tegul susisėda, o po to bus aiškus konkretus lygis ir tada bus galima galvoti, ar čia reikia nuo to apatinio stulpelio betoninio dalieti norima aukštį, ar tai surasti akmenį kažkokį tai reikiamo aukščio ir taip atėjus metai jį įsprausti. O tą betoną su laiku, nežinau, čia reikės kažkokių žvyrų užpilti, apsodinti gėlėm ir taip toliau. Apskritai čia buvo planas dėl to, kad šitoj pusėje namelis yra gerokai aukštesnis. Reikia kažkaip tai tą palindimą tokį paslėpti ir aš seniai galvojau, sakau, kokiais žemais krūmais čia bus galima savo laiku pasodinti, bet dar iki to, kaip sakau, yra nemažas kelias ir dabar dar reikia sulaukti. Tai suma sumarum, taipogi namelis iš visų pusių užgeltonavo, bet dar tai nėra galutinis geltonumas. Dabar paliksiu savaitėj gal 2 džiūti, kad gerai išdžiūtų tai, kas yra užtepta ir po to bus galima galutinį sluoksnį, o gal net 2 galutinius sluoksnius reikės, matysim pagal situaciją, jau su daugiau pigmento ir daugiau tokio padengimo, gal mažesnio švietimo. Tai sakyčiau, mano tikslas arčiau yra čia, kada yra ir pigmentas, ir matosi struktūra. Taip noriu, o ką? Tai mano norai tokie pas mane. Tai va. Taip, tai tokios tokelės. Turbūt, kad reikia jau rinktis įrankius ir palengva vėl mintimis pradėti bazuotis į vidų, o gal netgi jau keliose serijose taip probėgom parodytų stoglangių, kuris turi atsirasti ten kažkur tai viršui.
Bet jam reikia be abejo vėlgi paruošiamųjų darbų, tai čia to lakstymo pirmyn atgal, galvojimo, matavimo ir taip toliau. Tai bus. Ir turbūt, kad iš tų tešlynų, kaip paršiukas, panardžius po putrą tokią, reikia lipti ant kopečių. Taip, tokios tokelės putros lieka. Avis, kai valgo savo šieną, šienainį, tai jo ištaršo gyvas velnias kiek ant žemės. O vėjas ištaršo žiemą, kur aš rodžiau, kada valiau šitas senas dėžes įvairias. Ir mes dabar jas pasiruošiam su skyle. Va taip. Aš buvau užsiminęs, kad jas dėsim apie vynogenojus, kad taip identifikuoti dabar, kol žolė nesužaliavo ir taip matyti. O tas senas šienas, ko puikiausiai mums čia man patreš viską ir apsaugos tą kartoną nuo vėjo nupūtimo. Nu ką, keliaujam prie vynuogių. Kągi, pirmą užėjimą greituoju būdu išdėliojom ir kaip galima matyti, tai labai paprasta. Tiesiog toks būdas padės, kaip sakiau, identifikuoti. Ir užmetu aš dabar papūvusiu šieneliu ir jis ko puikiausiai čia prilaikys tą kartoną nuo vėjo išpūstymo ir su laiku patreš. Kągi, vakaro andante nuostabi bus su vynuogėm. Namelis palengva įgauna jau norimą spalvą. Na, dar tai ne galutinė spalva. Dar be abejo reikės turbūt ir trečią, o gal net ir ketvirtą kartą tepti, bet matysim, kokia situacija bus po trečio. Viešnia mano išlydėta į tolesnės kelionės, o įdėtas įdirbis tikrai matosi akivaizdžiai. Pradeda geltonuoti, sakau, namelis, kaip jau ir daug gėlių aplinkui. Na, tokiai jau romantiškos pavasarinės nuotaikos. Taip, sakau, kaip visada, dėkui už jūsų pridedamus nykščius, parašomus komentarus, pasidalinant šią ar ankstesnėmis serijomis su savo draugais, taipogi paremiant, kas galite, Patreon, Contribui, YouTube ar Revolut platformose. Sakau dar kartą dėkui ir iki sekančios serijos.